Jei dirbate ir norite įgyti naujų įgūdžių, dabar galite pretenduoti į 500 eurų finansavimą per Kursuok programą. Šiandien trumpai parodysiu, kaip užsiregistruoti į mokymus. Pirmas būdas – tai per Code Academy puslapį. Spaudžiame programos, o kairėje pusėje pasirenkame filtrą Tipas – įgūdžiai. Ir čia galime matyti visas mūsų turimas įgūdžių programas. Pasirenkame, kuri domina, pavyzdžiui, ChatGPT pagrindų mokymai. Paspaudžiame, matome visą informaciją apie kursus, ką galima išmokti ir ties programa, matome, yra programa Kursuok puslapyje. Spaudžiame ir iš karto mus nuveda į Kursuok puslapį. Tai galime paspausti tvarkaraščiai, matome, kad yra 2 grupės, jos gali keistis, pasipildyti, kadangi matome, liko viena laisva šioje vietoje, čia yra laisvų vietų daugiau, tai pasirenkame dominančią ir prisijungiame su savo asmeniniais duomenimis. Matome informaciją apie mane, kokie yra minimalūs reikalavimai dalyviai ir pasirenkame finansavimą. Beje, jeigu matote, kad trūksta kažkokios informacijos apie jūs, pavyzdžiui, gyvenamosios vietos adreso arba išsilavinimo, tai būtinai papildykite šią informaciją ir įkelkite reikiamus dokumentus kaip įmanoma greičiau. Tai šiuo atveju aš pasirenku, kad aš noriu pasinaudoti 500 eurų mokymosi krepšeliu ir spaudžiame registruotis į šią grupę. Matome lentelę, kad pasirašydama sutartį patvirtinu, kad pasirinktuose mokymuose dalyvauju savanoriškai, atsižvelgęs tik į asmeninius tikslus ir savo norus, spaudžiame patvirtinti. Ir matome, kad mano prašymas yra priimtas ir apie sprendimą mane informuos atskirų pranešimų. Antras būdas – registracija tiesiogiai per kursuok.lt. Einame į kursuok.lt, spaudžiame mokymai, visos kategorijos, o filtravimo vietoje aukštos pridėtinės vertės programa pasirenkame ne. Taip yra todėl, kad aukštos pridėtinės vertės programos yra nuo 160 valandų, o įgūdžių kursai kur kas trumpesni. Tiekėjų sąraše rašome programuok, kadangi tai yra mūsų įmonės UAB. Toliau matysite kursus ir jų datas. Tarkime, mane ir vėl domina ChatGPT mokymai. Spaudžiame tvarkaraščiai ir registraciją. Prisijungiame ir vėl matome tą patį langą, tai matome informaciją apie mane, minimalūs reikalavimai dalyviui ir pasirenkame finansavimą ir spaudžiame registruotis į šią grupę. Ir viskas. Aš sėkmingai užsiregistravau į kursus.